Labadiena visiems, keliaujame į Lietuvos pajūrį, į Palangą ir čia mūsų laukia dar vienerios 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės. Palangos Olimpas namuose priima Kauno Žalgirio antrąją komandą, tai yra dublerius, ir iki rungtynių pradžios laiko lieka jau labai nedaug ant suolo. Žalgiris dabar pasileidžia į greitą ataką, Gvidas Gicevičius iš viršaus, 2 lengvi taškai, Lukas Stašys. Rezultatyviausias komandos žaidėjas dabar metantis tritaškį ir pataikantis yra Deividas Anužis, kuriam 32. Tiesa, Deividas tik pavaduoja Simoną Serapiną. Dovydas Buika pelno galiausiai taškus ir kamuolį atkovojo. Olimpui reikia atgaivinti savo puolimą. Viso tik 5 taškai. Dabar 6 ir 7 taiklus metimas iš po krepšio. Jis užbaiginės ataką, 5 sekundės jai, Herkus Kuntys, jo agresyvi gynyba. Gizėnas į dešinę pusę iki galo ir su kontaktu taškai krepšyje. Kai visa komanda turi 9, o Aleksas Bieliauskas dabar pataiko tritaškį ir žaistas minutės. Dabar Bružo perdamas į krašto Ruikiui, čia jau laisvas Mantas iš toli. Dovydas Buika. Jokūbas Rudaitis iš krašto, galimybė atsakyti tuo pačiu taip pat. Bandymas sužaisti per Kazakauską nesėkmingas, perimtas kamuolys, Buika iki galo. Puikiai rungtyniauja Dovydas. Herkus Kuntys 3 prametęs, prameta 4, Kazakauskas ima 5 puolime atkovotą kamuolį ir Kazakausko taškai. Iki 3 taškų Julius Kazakauskas, žvėris baudos aikštelėje. Organizuojantis ataką Bieliauskas, Jucikas nespėja prie Alekso ir jo taiklus tritaškis. Normalią ataką. Jucikas neatiduoda perdomo Stašių, eina pats iki galo ir įveikia varžovo. Ir galiausiai taškai. Kamuolys iki Juciko nenukeliavo, Aleksas Bieliauskas, pick and popas, nusimetimas, taiklus tritaškis. Čia jis pataikė net 4. Bieliauskas šiandien jau 3 tritaškiais nubaudė Olimpą, čia dar vienas tritaškis iš toli. Bieliauskas atakuoja Pabrėžą, šis su 3 pražangomis, gauna 4 pražangą ir dar... Dabar veržiasi jis į dešinę pusę ir taškai yra įskaitomi, nepataiko, o Stašys gauna bloką ir žalgiriečiai turi galimybę jau greitajame puolime rinktis taškus, tą ir daro. Vidas taip pat buvo eliminuotas iš šių rungtynių anksčiau laiko, 2 pašalinimai vien per vieną kėlinį ir 5 žalgiriečių taiklus tritaškiai. Kadoje iš kelių dienų čia Dovydas Buika. Jo prasiveržimas gauna, Pabrėžas bloką Latvis. Brūžio perdamas Bružui, greitajame puolime 2 taškai, bet tai jau yra šaukštai popiet ir rungtyniavę yra pasižymėję. Ruikis mažina atsilikimą ir Olimpas. Nėra labai įspūdingas faktas, jog visi tie pasirodę žaidėjai yra pelnę taškus. Galiausiai galutinis rezultatas šiek tiek netgi ir neatspindi to, kas dėjosi jau antroje mačo pusėje. Bet Žalgiris viską sudėjus vis tiek švenčia pergalę 81-74, iškovoja 6. laimėjimą iš eilės jaunieji žalgiriečiai.